Su naujais metais visus. Nu va, aplankė ir mūsų naujametinis stebuklas. Dėžė ant stulpo atsirado ir joje jau yra skaitliukas. Išmanus. Džiugu, pagaliau. Pagaliau jį iš čia išgyvendino. Dabar jau mes turim normalų įvadą po žeme ir pajungtą į saugų skydą. Valio. Laukia tiesa šilčiau nei name. Bent jau pojūtis toks. Namie tai +2. Nu va, darbuojamės toliau su perdanga. Atrodo jį šitaip. Čia kol kas palikau skylę, nes vata apačioje dar yra. Tai man čia arčiausia suskel, bet aš uždengsiu visiškai ir įėjimas pas mus bus ten. Buvo langelis, jeigu pamenat. Dabar duris atsirado. Per ten prisnigdavo, prilydavo ir įėjimas bus iš lauko dabar. Tai ką apie tą garo plėvelę galiu pasakyti. Kloju ir kloju. Su suklijavimu jos tik tais problema. Perimetrų norėjau sandariai prie rasto priklijuoti. Lyg ir pavyko, bet dabar oras nedėkingas. Tai pliusas, tai minusas, biški buvo minuso. Tai su kokiais klijais klijuoti. Gerbandų paskaičiavau juostą žalia. Kad man abi plėvelės suklijuoti viršutinė ir apatinė, tai vos ne 150 eurų. Nu pataupyti norisi. Tai montažiniais klijais man pasirodė vis tik tai geriausia suklijuoti. Tai pradžiai perimetrų bandžiau klijuoti su šitais. Nu priklijuoja, bet gal per šaltai yra. Jisai kažkaip tais, nežinau, trupantis toks. Laikosi, ten aišku nieks nejudins. Tai bet nežinau, nelabai man patiko. Su šitai suklijavau. Nu, nežinau, neradau aš nieko tokio, kodėl aš negalėčiau jais klijuoti plėvelės. Elastingos, oro nelaidžios, akustinės, pistoletinės, sandarinimo putos. Visiems metų laikams. Nu tai va, ir man klijuoja iš tikrųjų dabar, nes yra truputį per šalta dirbti su chemija. Nu aišku, čia haltūra aukščiausiam lygyje vyksta, bet kas man su jais patinka, tai kontaktinis plotas. Nu labai didelis. Nu va, jau sukibo. Tai ir užsandarina, ir vandeniu nelaidus. O ko ne? Ai, kaip gaunas, taip ir darau. Reikia prisitaikyti ir prie oro. Pas mus iš tikrųjų yra deadline'as, tai norisi į jį spėti. Tai prasėjau ne tik siūlės, bet dar ir perimetras su tom elastingom putom prasėjau montažiniam, sandariau būtų. Sakykim, kas nelabai patiko, tai snigo čia pūtė, lyjo ir kampuose va iškibalo stovi. Vienas dalykas gerai, reiškia plėvelė gera, vanduo neina į apačią. Džiugu, bet dabar vatos, nu negaliu dėti taip, tai reiks kažkaip išdžiovinti, čia gal kabinti lempą infraredinę. Nu, saulytę pašviestų, tai čia greitai išdžiūtų viskas. Vatos į tas šlapės vietas neskubėsiu dėti, ją kol kas susikelsiu. Nu, toj pusė lyg ir sausiau, nes vėjas pučia iš ten dažniausiai, tai pripučia per tas skylės visko. Ir va čia, kur kaminai buvo, abu buvo labai šlapiam centrinės. Čia bala didelė ir ten. Tai aš visą tą gabalą numečiau žemėn. Va ten va ir džiovinu dabar. Kadangi turėjau pertekliaus, tai paklojau naują. Mat jį galas. Va toks va gaunasi sumuštinis. Garo plėvelė. 20 vatos. Nors pagal reikalavimą yra 15, kad pasiek B klasę, bet aš įdėjau 20, nes man išsilygina kažkaip su komunikacijomis. Tai 20 cm, grubiai per 100 kvadratų, tai bus 20 kubų vatos iš viso. Ir stoginė per danginę plėvelę. Klijavau, kaip jau ir minėjau, su putomis ir šiandien patikrinau, nu tikrai labai gerai suklijuoja. Kodėl aš iš viso susidomėjau tomis putomis klijuoti prie gegnių? Nu, tokios nekokios vietos buvo ir ten reikėjo kažkaip užsandarinti tą plėvelę, nes aš norėjau, kad plėvelė, kaip sakyt, apgaubtų visą namą. Ir tose vietose kaip ir skylės buvo. Aš jas su putomis užsandarinu ir pamačiau, kad plėvelė, nu, labai gerai prikimba. Paskaičiavau pinigais ir darbo greitis, nu, žodžiu. Tai perpučiau juostas visas sujungimo. Putos elastingos, su jom dirbti galima iki -5. Ir dirbasi gerai, greitai. Buvo labai įdomus momentas, kai dar vatos čia nebuvo, tik susikėlėse pakose buvau. Užlipu, garo plėvelė, visa, kaip balionas pakilusi. Kas čia dabar galvoju, nu nejaugi tokia nesandaryta siena, nes iš ten vėjas pučia. Čia kaip ir užsandarinta buvo, neturėjo niekaip kelti vėjas tos plėvelės, o gavosi, kad jinai pasikėlus man beveik iki galvos. Vienas dalykas tai geras, kad reiškia, jinai sandariai suklijuota ir keliasi kaip balionas. Man klausimas buvo, nu kodėl? O po togi pamačiau, kad aš apačioj durų buvau neuždaręs, o vėjas pūtė iš ten labai stiprus. Tai reiškia, pripūtė į namą vėjo ir pakėlė tą plėvelę. Jau pamėčiau maišus
vatos, kad man jos nekeltų, nesuplėšytų. Nesuplėšė ir taip lyg ir. Kai uždariau duris, nebekėlė. Manau, irgi sako šį bitą apie namo sandarumą. Pasibaigė man vata. Tai tiek vatos aš buvau užsipirkęs per daug. Kai sienom pirkau, nes buvau užmetęs 5 cm per visą namo sienas. Tai atliko man ir va kaip tik lygiai beveik pusę ir suėjo. Aišku, čia man 5 liko. Nėra labai blogai. Žiūrėjau, kad nepermokėjau aš ten labai stipriai, bet už tai 4 sluoksniai gavosi. Ir siūlės persidengė. Dabar, aišku, pirksiu ruloninę iš karto 10 storio. Gal šiek tiek greičiau dirbsis tada, nes ruloną visą išridenai, antrą ant viršaus išridenai ir tada išridenai plevelę ant viršaus. Kad aš tą plevelę taip pasiruošiau iš anksto, tai aš labai džiaugiuosi. Nes dabar tiesiog va, imi arba užleidži, arba pakiši. Nu, žodžiu, greitai čia viskas vyksta. Aš neįsivaizduoju, kaip aš tos kampus būčiau padaręs. Aš dėl to sandarumą pergyvenau stipriai, bet dabar žiūriu, kad viskas ten gražiai gaunas. Nu ką, per dangėlę pabaigta. Čia labiausiai skėčia, aišku, prie pačios pabaigos. Rulonais gal greičiau eina seniai pjaustyta, mažiau siūlių sujungimų, reiškia šilčiau. Dabar daka tvarkytis. Ir keliaujame namo vidų. Kaip gera ramu laukuose, iš miesto atvažiavus. Nu ką, gal ne taip įspūdinga kaip 25 kubai vatos, bet 12 kubų putplasčio. Irgi galime su lengvąja mašina atvežti. Man pasirodė gal šiek tiek sunkesnis putplastis už vatą, bet kol kas man tik tai pasirodė. EPS 100, 10 ir 5. 2 sluoksniais bus. O, čia Lietuvos gamintojas pasirodo yra. Kaina patiko ir man labai patogu, nes nemenčiniai man pakeliui. Hebra maloniai aptarnavo, davė va, kad nesugadinčiau putplasčio dar, padėjo susikrauti. Super aptarnavimas, maloniai pabendravom. Nu ką, apie kelionę, tai yra 3 privažiavimai iš viso. Vieną aš naudojau visą žiemą, jisai pats trumpiausias yra ir kadangi žiemą sniego nėra, šlapia, tai aš išmaliau jį velniškai, va matot kaip džipas atrodo. Ir aš iš tikrųjų su priekaba ten nenoriu važiuoti. Dabar iš čia mes turim 2 kelius, tai vienas yra palei miškelį, kuris greičiausia ir taps pastoviu keliu. Ačiū kaimynam, labai apsidžiaugiau, kai jų iniciatyva tai prasidėjo, o aš mėginsiu važiuoti, dar nevažiuotų šią žiemą keliuku. Jame nėra medžių šakų, su kuriamis galėčiau suplėšyti putplastį, taip kaip ten palei miškelį. Ten kalniukas yra toks pavojingas su posūkiu, o čia tik yra viena, va čia durpynas iš karto yra pavojinga vieta. Tai ją peršokęs, manau, labai sėkmingai nuvažiuosiu. Ir labai iš tikrųjų nenoriu durpėmis aptaškyti putplasčio ir priekabos. Nu, priekabą turbūt ir taip teks plauti prieš gražinant. Lekiam, o mums reikia kažkur va ten va. Niekur neužstrigom. Net ratų neprasuko, iš tikrųjų su palėtintoju važiavau. Priekabėlė super vėl. Šįkart ne 6-5 metrų, bet užteko. Kaip aš čia skaičiavau, kad man netilps? Tai 12 kubų tilpo. Na, jinai 1,30 m pločio, tai aš skaičiavau 2 aukštus po metras ant metro, tai tilptų 10 kubų. O taip gaunasi, kad jie 13 kubų telpa. Nu, tai pas mus 12 buvo, tai laisvai tilpo. Taip, perdanga liuks, baigta. Putplastis atvyko. Atsidėti putplastį. Reikia pasiruošti grindis. Tai vėl šiukšlių. Visą perimetrą buvo kai kur tarpai, apipurškiau poliuretanėmis putomis. Ir kas čia dar atsitiko? Ogi atsitiko, kad atsivežiau keramzitinius blokelius ir būsimas pertvaras pamūrijau. Kažkaip nesinori dėti ant steškės pertvaras, nes pertvaros iš tikrųjų rems balkius. Čia viduje atsiras sienų struktūra, kuri bus kaip namo griaučiai, nes mes šitas pertvaras kaip pašalinom, šiek tiek susilpninom namą. Tai norisi atkartoti kažką panašaus arba net stipresnio. Medinė pertvara iš brūso 5 ant 10, vietomis 10 ant 10, susisuks. Keramzitinius blokelius patarė parinkti, nes šaltį neblogai nutraukia. Na, tikrai daro pertvaras daro vientisą plytą, betonuoja grindis ir daro pertvaras ant. Bet aš skaitau, kad taip daryti dėrėtų tada, kai neturi galimybės pasidaryti taip, kaip padariau aš. Kitoj pusėje lygiai tas pats, duris.
patalpa. Faina, kontūrai ryškėja. Tam, kad šitas dalykas atsitiktų, tai būna šiaip tai pamatas. Pas mus buvo taip, kad betonavosi po juodgrindėmis ir dar paskui į juodgrindės irgi dėjosi armatūra. Juodgrindės pas mus rimtos gavosi 7 cm. Tai čia tvirtumo tikrai pakanka šitose vietose. Kai susidės putplastis, šitie blokeliai bus išlindę kokius 3-4 cm. Tai to pasirašymo iš tikrųjų dėti putplašių tikrai daugiau nei putplašio dėjimo. Tai išsišlaviau, nukrapščiau šašus po mano mūrijimo nemokšiško. Ir įdėjau tinklą. Nes tinklo turiu ruloną, jo man iš tikrųjų vis dar pakanka ir pakaks visam namui, išmatau ir išorėje ir vidui. Tai aš visų perimetrų dedu tinklą, nes buvo landų pelių, tikrai buvo. Jos vis tiek po rastais tenais randa tarp akmenų kelią. Pas mus nėra rostverko, pas mus yra akmeninis pamatas likęs, jisai tik tai apibetonuotas. Tai jau aš taip su tom pelėm kovoju ir juodgrindės dariau, tai jau palikti kampuose neuždengtas, skaitau, būtų absurdas. Na, putplastis dedasi. Na, dedasi. Tai per vieną dieną sudėjau vieną kambarį. Vakar per vieną dieną sudėjau 3 kambarius. Dar dėl tų būsimų pertvarų, fundamentėlių. Kas liko nepasakyta, tai kad kai rinksis karkasas, pasirems balkiai, kam to reikia. Kažkada atsiras antras aukštas. Ne dabar, bet mes jau tam būsim pasiruošę. Ir kai stogas keisis, jisai vis tik atsiras. Greičiausiai didelis, šiltas ir sunkus stogas, tai vis tiek apkrova padidės. Mes tam kaip ir pasiruošę būsime su rimtom mediniam pertvarom. Taip, pasilikau centrą ant vėliau susikloti putplastį. Plevelė, kaip jau ir sakiau. Plevelę dedu todėl, kad turiu. Neturėčiau, nedėčiau. Tas šilumos laidumo koeficientas 0,35, jisai padrėksta sumažėja. Tai pas mane yra juodgrindės. Į juodgrindės mes dėjom chemiją. Drėgnų dėmių nesimato. Tai nežinau, gal ir pavyko man tai padaryti. Bet kadangi turiu plevelę, tai aš ją ir dedu. Gavau dovanų, nieko nekainavo, tai tikrai blogiau nebus, manau. Jeigu kažkada labai stipriai pakils požeminiai vandenys, tai mes jau būsim tam pasiruošę. Čia mano tie sutvirtinimai buvo tokie, nes bijau, kad namas išsiskės, kai aš paleisiu apatinį tą balkį, nes jisai buvo ištisas tiek vienoj pusėje, tiek kitoj. Bet nepabėgo namas niekur, dabar karkasas išorėje atsirado, tai jisai jau sutvirtėjo. Tiesa, šį patį namą balkiai šitie laiko, jie kaip stygos veikia. Tai, nežinau, nebent tą pačią gali skėstis, bet pas mus ir lyg ir tas yra ir stygos apačioj pamate, kad pamatas nesiskėstų, viskas guli ant pamato. Tai tai nematau reikalo jam čia niekur bėgti iš tikrųjų. Tai dabar erdvės reikia pasidaryti, tai ardau. Planavau originaliai tai nuimti vieną, kad galėčiau putplastį pakloti ir grindis išbetonuoti. Bet gavosi šitai. Pajudinau apatinį ir visi kiti subirėjo. Tai taip ir turėjo būti. Jie juk guli vienas ant kito. Jie yra sunerti, nei susukti, nei sukalti. Tai va tokios spynos padarytos. Ir čia tiesiog jie sudėti. Man keista, kaip šitas laikosi. Šitas gerai, kad laikosi, bet galbūt, kad jį dar laiko prisukimas tas. Tiesa, toj pusėje liks išlindę kaip dekoracija. Iš tikrųjų, čia virtuvės zona bus, tai mes ją taip ir įrėminsim rastais. Manau, atrodys. O čia, čia bus svetainė, tai čia erdvė labai jie suvalgo ir šviesos per šitą langą daugiausia patenka ir norėtųsi, kad sklistų visur. Galvau, kaip čia tą mazgą sutvarkyti, man iš tikrųjų nelabai patinka, nes šitas dalykas slengstis jisai neamžinas, jis jau papuvęs patrūnijas ir dėl to, kad čia pirma eilė ir dėl to, kad čia buvo durys ir čia iš tikrųjų drėko tai kondensavosi gal labiau. Ir aš galvoju, kaip čia man sutvirtinti, galvoju, gal imti juostą metalinę, tai pratęsti, sakykim, kad jeigu netyčia jisai sutrūnys, kad šitas galas nepasileistų. Bet kai šitos spinų vietos atsirado, čia ištraukiau šitos rastukus ir liko skylė. Paėmiau brūsą 50, labai šio harmoningai įtilpo. Susuksiu per kiekvieną rastą po kelis varžtus ir dar vinim perkalsiu. Ir tas apatinis sutvirtins irgi. Ir šitoj pusėje yra, tai aš dabar nebepergyvensiu dėl šitos mazgo, aš manau, čia tikrai užteks. Plius, čia dar šitas puvėkas nusidaužys ir dar čia kokią impregnuotą lentą įgrūsim į apačią. Norėčiau iš tikrųjų nupjauti taip.
kita taip ir tokie arkos, ale imitacija, Zakopanėj mačiau, tai rąstiniai namai pastatyti labai gražu. Galvojau ir čia atkartosiu tą patį dalyką, nu vis įdomiau bus namie ir gražiau. Nes su ta plėvelė čia irgi prisilaksta iš kampo į kampą. Kas dirba, tai žino su tokiam medžiagom. Kas nedirba, tai gali būti naujiena, kad šitas rulonas jisai, kiek čia jis yra, turbūt kokį 1,5 metro. Ir jis išsilanksto, kiek čia gaunasi, 4 kartus. Tai 1,5 x 4 yra 6 metrai, taip ir galvojau. Tai va, 6 metrai, tai čia yra visų pločiu, tik va čia netilpo man, tai užlenkiau metriuką. Tai su tokiu šmotu atrodo yra čia kas veikti, bet išsitęsi svarbu. Kampuose aš užsiridenau putplasčio popoką į vieną kampą, į kitą kampą, juos išsitempęs. Ir kad jau nejudėtų, ir tada jau išsitempė visą. Nu čia pats paprasčiausias būdas man pasirodė. Tokia nedidelė erdvėj manipuliuoti yra sudėtinga. Dirbau kažkada prie grindų parkingus darom, tai visą ruloną spyriai išsiviniojo, ten tai greitis būna.